Labai neblogas Highlanderis, chebra, 2019 metų, šitas yra hybridas, limited versija. Turi 47 000 mylių, parsiduoda draudimo įmonės, sausio 7 jos aukcionas. Labai neblogas variantas, nes manęs dažnai klientai klausia, mes daugiau Highlanderių, tai vat vieną radau labai fainą ir aš jums parodysiu, ir mušimas jo yra labai protingas. Yra gavęs vat į šoną į dešinę pusę, abi dvi durys reikia keisti, bet stojkė, langai visi, liukas, viskas yra sveika. Yra sėdynės pagalvė iššokus ir vienos pusės lubų, bet pažiūrėkit, koks tai gražus salonas. Šildomos šaldomos sėdynės, graži medžio apdaila, labai tvarkingas salonas, niekas nesuplyšę, nesutraskyta, čia vėl aparatūra. Čia galima pažiūrėti slenkstį, čia šiek tiek yra įlenkta, bet tikrai nedidelė tragedija. Galim pasižiūrėti šitas duris. Taip, yra užuolaidėlės, viskas veikia. Čia fainiai, žiūrėkit, su staliukais, gale trečia eilė sėdynių, bet labai gerai išlaikyta, žinokit, yra klima galinė, labai matos tvarkinga, šviesios lubos, yra liukas. Matosi, kad labai prižiūrėta mašina. Taip, einam toliau, 4 varomi, 3,5 varikliukas, kuriasi ir važiuoja. Visos kameros, visas tos saugumo opcijos. Šita pusė visiškai yra neliesta, graži. Čia užuolaidėlės taip pat veikia, viskas tvarkoja. Labai gražus salonas. Pažiūrėkit, kilimėliai, išvalyta, švaru. Matos, kad žmonės prižiūrėjo. Ne kiaulės vairavo, kaip dažnai būna amerikonai. Priekis visiškai sveikas. Gerai, šokam į vidų. Pasižiūrim, kaip čia durys atrodo, niekas nesuplyšė, viskas vietoj. Šitą sėdynį irgi va, pažiūrėkit, idealiam stovyje. Panelė visa tvarkinga, nesuplyšus. Tai pabandom užvesti, irgi neužsiveda, akumuliatorius turbūt irgi nusėdęs, bet kaip aš minėjau, draugai, aukcionų svetainėse, parašykit man, aš jums atsiųsiu svetainės nuorodas, galėsit pasižiūrėti, bet kaip matot, labai neblogas variantas ir tikrai siūlyčiau atkreipti dėmesį į šitą.